sveikinamės iš Slovakijos kažkur tai vidurio. Kūrėm traukinį ir važiuojam į Vengriją. Malkučio truputuką traukinukai. Užkuriam. Varom, visų garsu. Šį kartą aplankysim keletą šalių, tokių kaip Juodkalnija, Albanija, Graikija, Bulgarija, Rumunija. Juodkalnijos tik tai tas kampelis, kur nebuvom pernai, kur lietus išvarė. O dabar maklinėjom dar biškį Slovakiją. Kas čia dabar dienos vidurys? Tuoj pasižiūrėsim. 1:30. Važiavom. Važiavom. Kol pamatėm, ką nors tokia, prie ko verta sustoti. Nes jau atsibodo sėdėti truputį. Dabar bandysim šitą objektėlį įveikti. Taip labai įdomiai atrodo, bet pabandysim. Matėm žmonės vaikščia. Sargi, žiūrėk ten, kur eina tas metalinis, matai? Ar matai, kur yra tas metalinis kojam statyti bėgis? O, čia va yra laikytis kur. Kojam čia va dėti tokie va mažiukai, ploteliai. Eik tu sač. Baisulinas. Kaip tu ten jauties? Nestabiliai. Nestabiliai, sakai? Čia vien į tas grindis pasižiūrėjus, jau nereikia nieko tikėtis. Gal čia ir užteks, nebeinam toliau, ką? Truputuką tokio ekstremalaus tiltuko. Kur net iki pusės nenuėjom. Nes toliau baisa. Nu, Kur to ten strėklą jau sugriuvę? lentos supūvė ten. Baisu. Keliaujam toliau. Ir vėl lyja pietus, per karaliaus pietus, o mes valgom būrikus. Mano tikslo Serbijai nepasiekėm. Gal ir būtumėm pasiekę, bet kadangi lietus ten pradėjo lyt aukštyn per tą neasfaltuotą kelią, nebebuvo noro. Kad navigacija buvuoja. Nu, navigacija irgi ten biški ten visai kaip paklaidžiaja, matai žemyn nusileidom visai gero asfaltuoto keliu. Pakilom kažkokio tai iš vyro. Gerai, žodžiu, dabar pavakarieniaujam. Burėkų. Ir tada, ką darom? Tada žiūrėsim, ką rodo orų pranašystė ir bandysim priimti kažkokį tinkamą sprendimą. Nes Juodkalnija mus pasitiko su lietum. Tai taip, ir Serbija išledėjo su lietum. Daugiau toj pamatysim, kur mes atsirasim. Gerai, valgom vakarienę. Skanaus valgantiem. Čin. Skaniai pavakarienamai. Ar daug. Dabar pabandysim apsisukti kažkaip ten šitą kelią. Keliukas atrodo šitaip. O mum reikia apsisukti atgal. Čia daug nors būna. Ne, čia labai nuolydžiai didelė šonu. Namas o ten toliau. Kaip gyvena jie tokius vietos? Aha. Čia irgi varteliai. Varteliai. Tai nieko. Oi, va čia arčiau namas. Aha. Gal čia bandyti apsisukti. Jau čia į kalniuką taip
pasiduos tas galas. Ai, savo šitas vietas kaip nėra, čia apsisukam tokį kelią. Pažiūrėk į kelią. Nesvalto nieko, užtrauktas langas. Nu, va, pavyko apsisuk mums čia. Gerai. Vingiavom į viršų, dabar vingiuosim žemyn. Taip. Iki tikslo mums 1:16 važiuot. Čia tokio va, nusileist reikia į apačią. Mingur, pakalnytę. Ten priekį į kalniuką įkilsim. Čia vandens jau nemažai prilyta. Tuoj pamatysim. Keliukais pasivažinėjom. Šiaip jeigu nebūtų lietaus ir to rūko, ten mes būtume matę daug gražių vaizdų. O atsiūtika žiūrėk stovi, sauga. Kur tu čia dabar? Dabar mes lekiam prie Krioklio. Privažiavom vodopadą. Lietuviškai kalbėk. Krioklys. Krioklys. Mes šį turėjom atvažiuoti vienais metais, bet taip ir neatvažiavom dėl lietaus esančio čia. Tai dabar lietaus nėra. Pabėgom, kur buvo lietaus. Taip. Liksim čia nakvot. O dabar einam, pažiūrėsim, tamsoj. Paklausyk, kaip tie svirpliai duodas. Aha. Bet čia labiau vanduo girdis. Viskas čia girdis ir paukšteliai, ir svirpliai. Viskas, taip, visiškai viskas. O vanduo kviečia į gamtą. Šito nefilmuok. Čia upė dingsta į niekur. Bet koks šaltis nuo jos eina, jauti? O, nieko nesimato net. Kaip gerai čia viskas. Vandens belenkiek. Labas rytas. Labas rytas, su jumis sveikinasi ežiukai rūke. Tokia gražia aikštelė, vat išsimiegojom. Aikštelė dzin, kalnai gražu. Taip. Dabar einam dieną, pažiūrėsim į Krioklį. Šokį išsimaudė. Lietiniam vandenį žinok nieko geriau nėra. Kaip kad nusimaudė. Tai Aš jau veidą. Tai šok visas. Ne. Nerizikuosi? Ne. Nu gerai. Kaip, visur čia gerai atrodo. Krioklys vadinas vodopad Grlja. O štai taip. Po biškį vis byra kalnas. Ką jau toj paliksim Juodkalnyje.
Ir atsirasim Albanija. jau greitai. Varom. Iš Albanijos bus vaizdų. Varom. Lengvai ir greit kirtom Juodkalnijos ir Albanijos sieną. Dabar Toliau važiuokite tiesiai. važiuosim tiesiai vaizdingo kelio, kurį buvom važiavę anais metais. Dabar pasižiūrėsim dar kartą visus tos gražius vaizdus. Tu čia filmuoji, o aš dirbu dar. Tiltelis medinis. Eik tu sau čia koks apačion. Čia reikia sustoti. tau? Čia belia kokia geruma. Jo, ir va vieta net padaryta čia prieimui. Eik tu. Net nežinojai. Ta aš tau sakau, tu pasižiūrėk, čia dugnas kaip toli. Eik tu sau. O ir krioklis? Tau, ne? Kapeikų mėtymas. Aš tiek Kur metam centukus? į upę. Ten, kur norim sugrįžti. Į upę. Tai fain. O ką dabar lipom ten į apačią pasimt? Termometrą paėmė, Ne. vandenį matuoti. Rimtai reikia paimti. Gerai čia atsimeniai, pačiu laiko. Dabar darysim visur matavimą vandens, Gilį? temperatūrą. Matuosim temperatūrą visur. Oho, koks vanduo gražus. Bet čia gal buvęs toksai malūnas ar kas? Nu kažkokia panašu į užtvanką. Nes matai, kad čia va tai išgriaužta visur vandens. Na, Matyt, būtų atvenkta. bet vanduo tai labai gražus. Čia pasieksim tas kapeikas pasimti iš tokią gilę. Ai dar ten, dar žemyn ten reiks leistis. Taip, Eik tu numetėm sau. tai tenai. Durnė. Turim tokį daiktą. Matuosim visur vandens temperatūrą. Taip, žiūrim, ką mes čia turim. Devyni laipsniai gali būt. Nebėra kaip toliau beita, ne? Nu, sutapkėm. Ai, sutapkėm. Tai gerai. Bet va. Va. Ir vėl mes čia, kur buvom praeitais metais. Metėm čia centukus ar ne? Aš Neprisimenu. Nemetėm, bet vis tiek grįžom. Gerai. Labai čia graži vieta. Nu, taip susiklostė mums maršrutas, kad vis tiek pravažiavom pro šį čia. Tai dar ir zizį paleisim. Pažiūrėsim, kaip atrodo vaizdai iš aukštai.
Lipam į vandenį. A mum jūra? Visai čia va prie pat. Iki pat ant jūros atvažiavom. Nu varyk maudytis. Šalta. Bandom jūros vandens temperatūrą matuot. Su juodu smėliu ir juodais akmenukais. Man čia kiek jau visokių. Va. Sūra? Tai baisiai? Labai daug druskos pripylė kažkas. Smėlio karštis, kem 7 laipsniai. Pamatavai jūros vandenį. Aš smėlio temperatūrą. Adrija sūri, kaip ir pernai. Vanduo 18, smėlis kem 6, 7, nebežinau, kiek jis ten rodė. Nebeatsimenu. Gerai, važiuojam toliau. Žmogaus nei vieną, mes čia vieni pavaikščiam, kai pasiklydę. Dar ne sezonas. Dabar važiavom į objektėlį. Čia pavažiavom kokį kilometrą nuo jūros. Žiūrim teletabių nameliai. Įdomybių šalies Albanija. Oho, durys. Įdomybės čia. Eik, savo betoninės durys. Kokio storio pasižiūrėk. Nu, ne tokios ir storos, vyriai daug didesni. Nu, bet tai vis tiek tu pasižiūrėk pusės sprindžio. Siena daug storesnė. Kakų nepadaryk bedarydamas. Stipruolis Halkas net nepajudina iš vietos. Dar vienas nesankcionuotas sustojimas. Bet tai kaip mes prie tokio tiesiog būtų nuodėmė nesustoti? Ne, čia negalim nesustoti. Gerai, parodom, ką čia mes pamatėm. Ir tiltas. Jis visas girgžda. Nu, vaizdelis tai geras čia. Taip drąsiai čia eini per jį. Nu, ne. Žiūrėk, va, eik va čia va, kur varštai, matai, susukta grindysė yra. Ten biški stabiliau jisai stovi. Bet tai šitaip išbirėja. Kur tu ten nebelip tenai? Čia siaubo atrakcionai. Jo. Nebelaužyk to tilto. Nugi. Bet tu nereikia? Reikia, paim. Švibelį. Važiuojam savo ramiai. Eilinį kartą vaizdai privertė sustoti. Ir dar vienas tiltelis, kuris neaišku ar bus įveiktas. Linkuoja viskas. Čia jaukumą jokia aš neįžiūriu ant jo vaikščiot. O tu? Kokio tau jaukumo reikia? Čia reikia drąsos. Neužtenka rankų. Tai gal pasilik šitam krantį. Bet aviukai čia eina. Tai aviukai kada jie čia eina, neaišku. Viduriukai prieš vieną. Užtenka. Nu, tu tada nebeik, aš dar bandau eiti. Užtenka ir tau. Nu, kad nebejudinti. Aha.
Aš tau galiu išlinguot, nori? Ne. Biškė. Pažiūrėk, kregždutės kažkokiais rudais pilveliais, žinau. Tavai iki vidurio aš tave išlinguosiu. Ne, be lingavimo. Nu, neįdomu Be taip. lingavimo. Nu, neįdomu taip. Tai net neleidai eiti niekada niekur. Ir... Oho! Vaijo. Nu, antras spėjimas. Spiriuką, ožiuką. Daug spiriukų. Jie turbūt iš baimės ten tų spiriukų pribarsto į Nu, matai, kad aš net spėju. Ir dar trečią turi bandyti. Akmenį. Figa. Ir jinai minkšta ir aš ją paragausiu. Dabar? Pernai tai buvo prarūgus. O šiemet net nedanokus. Tai vis tiek ragau. Kvepia žolė. Kokia karti! Mūsų tikslas apačioj. Eina Martin. Pagaliau tas, kurio tikrai ieškojom. Labai panašu. Bet tas nebus toks įdomus. Kaip kuris? Nu, kaip tas, kur perėjau ten su tom kušyga valgiau. Aha. Bet čia krokodilai nendamus. Nu jo. Čia trečiasis jau pas mus šiandien. Pirmieji žingsniai, kaip visada, Jūratės žengėme ant tiltų visokių. Taip? Tu kai kalbė, nusisuk visada ir burną įkišk į pažastį. Eik tu peklant, tokie tiltai čia jų. Viskas čia juda, linguoja. Taigi kabantis tiltas, jis ir turi linguoti. Tai aš tai gal nenoriu, kad jis linguotų. Tai per betoninį. Pažiūrėk, kokie apvaizdai, kokie ūkiai. Įveikiam tiltą į vieną pusę. Užsipildom kanistrus vandens. Bandysim nusimaudyti šiandien kažkur tai po dušu. Tikiuosi, tas vanduo sušils, nes dabar tai įtariu jisai ledinis, ne? Ne, žinok, visai normaliai. Nu kaip visai normaliai? Nenorėčiau tokio maudytis, bet ne ledinis. Pamatuojam karštį. Nebloga mintis. Aš pirmą paragausiu. Tu jūros ragauji vandenį, aš visokių šaltinių. Nu, žiūrėk tu man. Jo. Tridutė nepims. Skaidrus, gražus. Kvapą jaukia. Nu, tai šaltinis turi būti gerai. Geras vanduo. Tai liuks. 15 laipsnių. Tai tikrai nešaltas. Nu, o kojas gali nusiplauti. Oi, kokia gera mintis. Nuo to saros vandens. Mūsų keli dar vieną labai gražią vietą. Albanija bando tapti turistinę šalim ir pradeda daryti kažką panašaus į apžvalgos bokštus ir aikšteles. Ir šitą matosi dar ganėtinai šviežia, Jo, tokia lingul. bet tokia jau... I can't forget that. Tas lieptelis vadinas balkonį į Schopetit. Šitą vietą vadinas taip va. Balkonas tipo. Taip, kažkas tokia panašaus. Gerai, čia pažymėm, kad mes jau ją aplankėm. Ir dar aš esu nepaminėjęs tos vietos, kur tas kabantis tiltas. Čia.
Schopet Bridge. Nu, vienu žodžiu, ta vieta vadinasi Badladaram. panašiai Balaram tiltas. Vaikštam čia po miestelį, bandam nusipirkt ką nors, su banko kortelė kol kas dar nieks niekur nepriima. Va, pamačiau tenai grabų parduotuvę. Eik sau. O, žiūrėk, ir čia parduotuvė kažkokia. Čia nais interneto parduotuvė. Gavom pinigų. Pagaliau. Labai greitai čia pavyko mums jų gauti vietinių. Gražus pinigiukai. Labai gražas. O čia su viskiom galvom. 500, 200 ir kapeikytė. Kiek čia tau davė? 1, 2, 3, 4, 5. Nu ir gerai, einam dabar kažką tai pirkti. Jūratė išsirinka sūrę iš parduotuvės. Aš sausainį ir tokia va gėrimą. Man kažkokia tai rūgėsi paduoda. Na tai gal čia tų avinų, kokius ožkų tasai sūris. Nu. Patiko? Dar Rimtai? sūrus. Sūrus? Dar geras. Labai fanas, pražau. Naminis tipą? Turi panašumo. Nu, dar pabandysiu. Šaltas dar žiūrėk. Taigi iš šaldytuvo. Kvapas, ką žinau. Nelabai čia. Kvapas nelabai, bet šiaip skanus. Druskas tai taip daug, sakyčiau. Nu, bet jeigu dar kartuoji kasti, vadinasi patiko. Nes žinant tave. Nu. Druskytės tikrai daug. Nu, gersim vandeniuko. Žiūrėk, mano sausainiai kokie. Užsekti su šitais metaliukais. Va. Bet taip nesu matęs. Kaip tau mūsų diena šiandien? Pilna visokių įdomybių. Biški mažiau judesio negu vakar ir už vakar. Važiavom, o jau dabar jau maklinėjom. Kiek mes? 3 kabančius tiltus aplankėm. Prisižiūrėjom daug įdomybių Albanijos. Keista šalis. Jo, įdomybių ten daug visokių, kokių tik nori. Tokie kaip kad autostradą važiuojam ir jie laukia stiliuką su vežimu įvažiuoti. Nu, arba ten ta tačkė, nežinau net kaip pavadinti, Nu, tai ten tas motociklas, kas ten. Motoblokas su priekaba, va, tai va jį vadinkim. Ten tokie būna. Savadarbis kažkoks, aš neįsivaizduoju. Nu, jis ten dalinai, galas jo savadarbis priekis, tai ten būna padaryti jie pirkti tokie. Nu, tai va, liulkoje sėdi moteris su kokiu 2-3 metų vaikiuku. Tai liulkoje vežime kažkokiam, net nežinau, nei kaip, nu, kosmosas. Pralėkt būtų įdomu. Ką mes dargi Adrijos jūrą pamatėm? Šalta Adrija, tik 19 laipsnių. Kaip reikės maudytis? Mama. Turistų dar nėra visiškai. Paplūdimiai tušti. Nu. Vilos tuščios, viešbučiai irgi apie tuščiai. Bet Albanija nepasiruošus dar iš tikrųjų turistų priimti. Nu, pažiūrėk po jūrų, dabar čia pravažiavom, nu, tamsoj, tai pakankamai gražu. Nu, čia tam va paskutinė miestelė. Bet jau kur toliau nuo jūros, tai ten... Nelabai. Ką mes jau šiandien nesam pavargę, einam miegoti. Nors dar nėra vėlų. Bet anksčiau atsigulsim, anksčiau atsikelsim. Labanakt. Iki.
nevažiuosi.